penktadienį Druskininkuose duris atvėrusioje naujoje Feim parduotuvėje bus prekiaujama Italijos, Prancūzijos, Danijos prekinių ženklų drabužiais vyrams ir moterims. Drabužių tinklo filosofija – parduoti itin madingus vardinius drabužius už labai patrauklias kainas. Mūsų įmonė jau 8 metai sėkmingai dirba Lietuvos rinkoje. Turime parduotuvės Vilniuje, Alytuje, Ukmergėje, Kėdainiuose. Ir ateiname į Druskininkus, ateiname turėdami tikrai didelę patirtį ir dėl ko esame sėkmingi, todėl kad mūsų drabužiai ir atitinka madą, mes prekiaujame itališkais, prancūziškais, daniškais drabužiais, bet vienas iš svarbiausių dalykų, kiekvienas žmogus mėgsta puoštis, bet vienas iš prioritetų nenori išleisti daug pinigų. Taip, tai mūsų drabužėliai yra tikrai prieinamomis kainomis ir aš pirmiausia noriu pasakyti, kad mes į Druskininkus ateiname apeliuodami ne tik į poilsiautoją, bet ir į žemietį, tai yra druskininkietį, ir mums labai svarbu būti jūsų mieste, kad ir jūs būtumėt pasipuošę. Mes galvojame, kad šioje parduotuvėje ne tik tais būsime užsidarę, mes galvojame, kad rengti stilistinius tokius vakarėlius. Kviesime jūs vėlgi susipažinti su įvairiais stilistais. Mes galvojame, kad įjungsime ir jaunimą, kuris bus pasipuošęs šios parduotuvės prekėmis ir galės pademonstruoti jums tas madas. Į atidarymo iškilmę susirinkę druskininkiečiai smalsiai apžiūrinėjo naująją drabužių kolekciją ir negailėjo gražių žodžių. Moterims tai kiekvienos tokios parduotuvės atidarymas tai yra, man atrodo, pati didžiausia šventė. O atšilus orams tai kiekviena ieško savo spintoje kažkokių naujesnių, gyvesnių spalvų, tai šiai dienai matau, kad tikrai netuščiom išeisim iš parduotuvės. Aš manau, kad pirmiausia tai yra prieinamos kainos, o kita tai yra akį traukiančios spalvos. Labai gražios, gyvos, švelnios spalvos, kurios, manau, kiekviena moteris tikrai yra savo ką prisiderinti. Spalvą ir kolekciją galima įvertinti dėl to, kad labai pavasariška, kai mes pasiilgom pavasario ir labai ilgai užtrukusi žiema mūsų niūrios dienos, tai žavi ir iš karto matai atgijusias moteris, save atgijusią, net nežinai, tai čia pult prie šviesios žalsvos, tai rausvos, tai smagu, kad tokia parduotuvė atsidarė Druskininkuose. Dėl to, kad kaip girdėjau, jog labai daug muziejinių parduotuvių Druskininkuose yra, kur dėja nusipirksi tik keliem metam, keleriem, ar ne? O čia gali keistis. Manau, kad visos labai džiaugsis druskininkietės atradusios šitą parduotuvę, tokį perliuką. Ir jaunos, ir vyresnės. Tiesiog džiaugiuosi, kad dukra ras, aš. Atidarymo dieną naujosios parduotuvės pirkėjams buvo taikoma 20% nuolaida, o tądien organizuotos loterijos laimėtojai parduotuvė dovanojo ypatingą dovaną – stilistės parinktą drabužių komplektą. Naujoji parduotuvė įsikūrusi Vilniaus alėjoje 8 numeriu pažymėtame pastate. Čia laukiami ir druskininkiečiai, ir visi atvykusieji ilsėtis į Druskininkus.